Netrukus pradėsime dar vieną pokalbį, tačiau prieš tai turiu prašymą. Jeigu tau patinka mano kūriamas turinys, kviečiu prenumeruoti šį kanalą. Taip pat paspausti like mygtuką arba parašyti komentarą po šiuo video. Labai tau ačiū. Tai labas visiems mano podcasto klausytojams, sveiki sugrįžę, gera visus matyti, netiesiogiai. Šiandien laukia dar vienas pokalbis ir kažkaip pastaruoju metu mane labai panešė link meno, link grožio srities ir aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę pakalbinti ypatingą svečią, ypatingą moterį, dėl to, kad, sakyčiau, jos darbai kalba patys už ją, kas yra didžiulė siekimybė, ko gero, kiekvieno žmogaus savo profesijai, o draugelis apskritai, ko gero, tapęs jau ikoniniu jos simboliu. Ir ko gero visi supranta, kad kalbu apie drabužių dizainerę, teatro kostiumų dailininkę Agnę Kuzmickaitę, kuri neseniai grįžo iš Londono mados savaitės. Tai labas, Agne. Sveika. Agne, dažniausiai mano pirmas klausimas visiems būna tas pats, iš kur žmogus atėjo, iš kur atbėgo, su kokia nuotaika, kokiu pulsu gyveni pastaruoju metu. Tai pastaruoju metu gyvenu paruošiamaisiais darbais savo būsimam kolekcijos pristatymui. Ir būtent kiekviena diena šią ir ankstesnės savaitės prasideda turbūt nuo įvairiausių organizacinių darbų, derinimo, primatavimų. Tai va, tokia ta mano kasdienybė pastaruoju metu. Kaip visada labai daug veiklos. Jo. Šiaip, Agne, aš labai norėčiau pakalbėti, aišku, apie pagrindinį, ko gero, rugsėjo įvykį tavo gyvenime, Londono mados savaitę, apie kurią rašė tikrai visa spauda, buvo labai gera matyti. Ir kadangi dabar tu jau grįžai iš Londono, turėjai laiko susidėlioti mintis, tai kaip tu vertini tą patirtį? Vis tiek tai yra ne pirma tavo mados savaitė, ne pirmas kolekcijos pristatymas. Ar buvo kažkas kitaip šį kartą? Kokie tavo įspūdžiai grįžus? Mano įspūdžiai tikrai labai geri, aš esu labai patenkinta rezultatu, tiesiog man atrodo maksimaliai pavyko įgyvendinti idėją taip, kaip aš ir tikėjausi ir iš tikrųjų labai vertinga patirtis būna kiekvieną kartą ir šiais metais labai džiaugiuosi tokiu sėkmingu bendradarbiavimu ir su visa komanda, būtent man įdomu buvo dirbti su užsienio profesionalais, tiek visažistų, tiek plaukų stilistų komanda, tiek tais pačiais apšvietėjais, fotografais, būtent pasisemti iš jų patirties, kažkokių naujovių, būtent jų darbo principų, nes dirbau su žmonėmis, kurie dirba su įvairiais garsiausiais brandais, atbėga iš prieš tai buvusio pristatymo specialiai pas tave, daryti nuotraukas, ten ar makiažą ir tiesiog tikrai mados pasaulio profesionalai, tai iš dalies dėl to ir norisi dalyvauti tose tarptautinėse mados savaitėse ir tai labai įkvepia. Bet Agne, o kaip tu prisikvieti tos žmonės ir kokie tie brandai, šiek tiek atskleisk, jeigu aišku gali, ir kaip vyksta komunikacija, vis tiek nėra taip paprasta pakalbinti, kad tu atvyk pas mane, padėk man su kolekcija. Kaip vyksta tas procesas? Ar jau darbas kalba už tave pačią ir niekam nebekyla klausimų? Tai aišku, tą padaryti matyt visai vienam pačiam būtų gal sudėtinga, tai aišku turiu partnerius, viešų ryšių agentūrą, būtent Londone, nes tu negali dalyvauti, tarkim, tokio lygio mados savaitėje, neturėdamas kaip ir viešų ryšių agento, nes gal kas nesusidūręs, tai nežino, bet, iš tikrųjų, neužtenka padaryti renginį, reikia rūpintis ir renginio sklaida. Tai būtent partneriai man ir padėjo surasti meistrus, kurie norėjo su manim bendradarbiauti. Ir plaukų meistrai buvo iš tokios kompanijos, kur gal atsimena dar kai kas tokia Vidal Sassoon buvo plaukų priemonės. Tai iš tikrųjų ta kompanija yra labai garsi ir jie dirbo mados savaitėse, tai būtent Vidal Sassoon plaukų stilistai dirbo prie mano kolekcijos, o visažistė vėlgi
turinti didelę patirtį ir dirbanti su įvairiausiamis kompanijomis ir su įvairiomis užsienio žvaigždėmis, būtent subūrė savo komandą ir kaip sakant, sukūrė makiažus mano kolekcijai. Oho, čia įvertinimas didžiulis iš tikrųjų. Jo, ir iš tikrųjų, kaip ir minėjau, kiekvieno pristatymo viena svarbiausių dalių yra ta sklaida, tai vėlgi bendradarbiavau su tokiu garsaus fotografo komanda, tai žmonės, kurie pripratę dirbti būtent fotografuojant podiumą, tu nuotraukas gauni jau iš karto po 20 minučių, kiekvieno lukso, būtent tam tikrų rakursų, taip pat detalės, kad viskas būtų labai operatyviai ir būtų paruošta sklaidai. Tai man tiesiog įdomu stebėti visą tą virtuvę ir, sakau, iš dalies dėl to ir dalyvauju, kad pasimokyti naujų dalykų, susipažinti su naujais žmonėmis, tai man tikrai labai smagu. Oho, iš tikrųjų čia yra netikėta, atrodo, kad galimybė prieiti prie užsienio ar ne geriausių specialistų. O Agne, o kaip vyksta, tarkim, tie užkulisiai pasiruošimas? Turiu omeny, kad nestovi už kolekcijos vienintelė Agnė Kuzmickaitė, ko gero yra komanda. Tai kiek tu laiko, pavyzdžiui, rašys kolekcijai, kiek žmonių dirba ties tuo, kad mes suvoktumėm, kas iš tikrųjų tai yra. Nes dabar, kai matom žiniasklaidą, viskas atrodo jau aukštumoj, vyšnia ant torto padaryta. O kaip atrodo iki tol tavo kasdienybė? Kiek reikia įdėti pastangų? Aš žinojau, kad greičiausiai rugsėjį pristatinėsiu jų pavasarį ir po truputėlį ruošiausi, galvojau idėją, kūriau pačią kolekciją, tai čia tokia kaip ir maloni kasdienybė, tokia kūrybinė. O jau artėjant pristatymui vis tiek reikėjo ir pagalvoti apie lokaciją ir esu labai dėkinga, kad Lietuvos ambasada Londone man įsileido mane į savo patalpas ir iš tikro ta lokacija labai tiko mano kolekcijai, labai organiškai, nes gal ir vėliau pakalbėsim, bet kolekcijoje naudojau tokią tautinę simboliką ir ambasada yra ta vieta, kur ta simbolika tiesiog yra natūraliai interjere, tarkim, jos nereikia imituoti. Jeigu būčiau dariusi, tarkim, kažkokioje kitoj salėje, tai man galbūt būtų reikėję specialiai atsivežti kažkokias detalės, o ambasadoj tiesiog natūraliai yra Lietuvos ir ne tik Lietuvos vėliavos, Lietuvos herbas, tarkim, kabo, yra tam tikra literatūra ir kiti dalykai, tai buvo labai svarbi dalis. Na ir aišku, įvairūs komunikaciniai, organizaciniai dalykai. Tai arčiau renginio viskas vyko, taip pat fotosesijos, kažkokie medžiaga sklaidai, tai va. Daug dalykų. Tai kiek komandai narių, pavyzdžiui, pas tave yra be tavęs? Aš kiekvieną kartą komandą kaip ir formuoju pagal projektą. Tai galbūt tai netgi man padeda kaip ir tiek daug veiklų nuveikti, nes aš galiu lankščiai, kaip sakant, planuoti. Taip. Tai nėra kažkokia nuolatinė komanda, kurią aš turiu visą laiką, kaip ir kuriai suteikti kažkokio darbo. Aš tiesiog, kai yra poreikis, poreikius, aš tiesiog kreipiuosi į tam tikros srities specialistus. Man atrodo, šiais laikais tai turbūt dauguma tokių principų ir dirba. Kai yra poreikis, tada formuoja komandą. Jo. Agne, o šiaip man atrodo, kad kolekcija vis tiek neįvyktų be finansinių ar ne išteklių, natūralu. Ja. Aš neturiu iš tikrųjų jokio supratimo, kaip vyksta kolekcijos organizavimas ta finansų prasme, kad ar pats dizaineris turi už viską mokėti iš savo asmeninių lėšų, ar padeda valstybė, ar reikia ieškoti paramos, ko reikia, kad tu norėtum, kad galėtum išvežti tą kolekciją užsienį. Kaip vyksta? Žinai, čia kokios kiekvieno galimybės. Ta prasme, gal kažkas gali viską finansuoti, tarkim, iš asmeninių lėšų. Mano atveju mažą dalelytę man, kaip ir buvo steigtas finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos, už ką esu dėkinga. Taip pat labai smagu, kad šiek tiek prisidėjo ir Vilniaus miesto savivaldybė.
Ir aišku, niekur nedingsi be asmeninių lėšų. Tai tiesiog toks kaip, kiekvieną kartą, kai tu nori, tu ieškai to finansavimo ir kartais pasiseka jo rasti, kartais ne, bet čia tavo prioritetai, kam tu nori skirti. Kombinacija, realiai. Kombinacija, kiekvieną kartą, toks kaip žaidimas. Aha, bet Agne, mes prieš tai su tavim kalbėjom prieš pokalbį, kad iš tikrųjų tu ir pati turi įdėti labai daug pastangų, rasdama partnerius, rėmėjus. Taip. Nėra taip, kad Agne kūrė, Agne galvoja, užsiema menu, o kažkas ten suranda partnerius. Ne, iš tikrųjų esi tas žmogus, kuris ieško. Man atrodo, kad tarkim, užsiimti tik kūrybiniu darbu, tai gali nebent jeigu tu esi kažkoks samdomas dizaineris kažkokioj įmonėje, nes tada yra visas aparatas, kuris rūpinasi marketingu, pardavimais, o tau yra jau tik tai kūrybinė dalis palikta. O kada, Lietuvoje turbūt labai mažai yra įmonių, jeigu iš viso yra, kurios samdo mados dizainerį. Tai iš to seka išvada, kad kai tu esi pats, tai tu tiesiog pats viską inicijuoji tos procesus ir gal tu gali ir susiorganizuoti kažkokią komandą, kuri už tave viską padarys, bet ir tu dirbsi tik kūrybinį darbą, bet tai nėra labai realu, nes tu tik pats turi tą suinteresuotumą tokį maksimalų, negu kažkoks, tarkim, samdomas žmogus. Tai, man atrodo, šitoje situacijoje natūralu, kad tu viską turi inicijuoti pats. Agne, tau lengva inicijuoti tą prašymą pagalbos, suteikti lėšų, nes man būtų atrodo labai sunku. Aš ir taip dirbu savo, tarkim, darbą, tarkim, kuriu kolekciją, jeigu būčiau dizainerė, ir dar užsiimti tuo, kad reikia parduoti tą idėją, kad paremtų, ar tau reikia perlipti per save, ar tau yra jau įprasta eiti ir pristatyti, parduoti save. Na kaip, iš tikrųjų, šiais laikais galbūt tai nėra toks vienareikšmiškai prašymas, tai daugiau gal kaip bendradarbiavimas, nes tu besikreipdamas į kažkokį rėmėją ar partnerį, tu kaip mainais, tu kažką vis tiek pasiūlai, ar kažkokią sklaidą, ar kažkokią integraciją, tai čia yra kaip ir suinteresuotumas iš abiejų pusių, nes dabar vis tiek yra tokie laikai, kada visiems reikia kažkokio turinio ir tiem patiems socialiniams tiklams ir taip toliau, o paraleliai yra labai daug ir naujų verslų, tarkim, ir nebūtinai naujų, ir grožio, ta pati industrija, jinai tikrai nestovi vietoje, plečiasi ir jiem, mados renginiai yra ta vieta, kur galima puikiai integruotis ir parodyti ir kažkokį naują produktą, ar tiek makiažo, tiek plaukų. Ir, ta prasme, man atrodo, čia gal reikia tiesiog noro ir daug žmonių iš tikrųjų pasiruošia bendradarbiauti. Nes mados sritis, jinai vis tiek daugam įdomi. Tikrai taip. Abipusė nauda realiai gaunasi. Ir jinai pritraukia daug ir tos klaidos iš tikrųjų, nes iš tikrųjų pritraukia. Norisi grožio. Noriu, nenoriu, sakau, ten kiekvieną dieną atsikeldavau, pamatydavau bent po vieną straipsnį iš Londono mados savaitės ir tai yra nerealu. Šiaip, Agne, man įdomus dalykas, tavo kolekcija labai pasižymėjo tą tautinę simboliką, buvo labai ryšku, kad yra apie Lietuvą, apie mūsų tautą. Man labai įdomu, kaip reagavo užsieniečiai. Ar jiems tai yra įdomu, nes kartais mes patys jau tokie norim kažko modernaus, kažko naujo, nusigrėžiam nuo tos tautinės simbolikos, o pas tave buvo viskas labai ryškiai iškelta. Kaip užsieniečiai reaguoja? Ar tai priema kaip išskirtinumą, autentiškumą? Užsieniečiai, ypač žmonės besilankantis mados savaitėse, tai jie iš tikrųjų yra matę visko ir Londono mados savaitė, jinai turbūt to ir pasižymi, kad ten yra daug labai ir ekscentriškų dalykų. Tai nėra vien tik tokia klasikinės mados, tarkim, terpė, ten visi eksperimentuoja ir stengiasi kuo įvairesniais būdais atkreipti dėmesį į save. Tai pas mane kolekcijų buvo pora elementų, kaip tavo matytas medinis rankinukas ir aukštakulniai iš medžio pagaminti. Nežinau, ar matėjai. Mačiau. Taip, tai aišku, tai buvo tokie gal artefaktai labiausiai pritraukė dėmesį, o visumoje tikrai
sulaukiu tik teigiamų atsiliepimų. Aišku, mados savaitėse labai daug žmonių, kurie nori ateiti tiesiog į renginį, pabūti, pajusti tą mados savaitės atmosferą ir nebūtinai tai yra žmonės linkę kritiškai vertinti ir analizuoti, bet šiaip labai, labai sulaukiau kažkokio šilto dėmesio ir man atrodo, kad tikrai viskas buvo gerai. Agne, tą kolekciją tu iš Londono perveži Lietuvą, Taip. Kadangi spalio 26, Taip. vyks kolekcijos pristatymas čia. Man labai įdomu, ar tu jauti tą psichologinį skirtumą, kai reikia kolekciją pristatyti užsieniui ir jau Lietuvai namuose. Ar tu jauti tą skirtumą? Na, šiaip yra, aišku, tas skirtumas, kažkuria prasme gal pristatyti Lietuvoje yra dar daugiau atsakomybės, nes čia pas mus nėra tiek daug renginių, tiek daug kolekcijų pristatymų ir kiekvieną kartą tai iš tikrųjų sulaukia žymiai daugiau dėmesio ir gal tokio atidesnio tyrinėjimo ir kažkokių komentarų, galbūt, tarkim, kas nors gali turėti kažkokių lūkesčių ir tada arba jie atitinka, arba netitinka. Tai kažkuria prasme gal ne tai, kad sudėtingiau, bet galbūt galima sakyti, kad toks kaip didesnis rezonansas būna, jeigu pristatant Lietuvoje, nes užsienį tai dizainerių yra labai daug, pristatymų yra labai daug ir tu pristatai ten tuo pačiu metu daug dizainerių net gali pristatyti kolekciją ir tu esi vis tik atvykėlis, tai automatiškai jie tavęs, tarkim, nelabai žino, neturi kažkokių lūkesčių ir arba tu nustebinsi, arba ne, bet po pusvalandžio vyksta kitas kolekcijos pristatymas. Tai čia galbūt daugiau užsienį vyksta taip, kad tu prieš save, tarkim, jauti kažkokią misiją, ar tau pavyko įgyvendinti savo tikslą, kaip gerai tu pasirodai ir ten galbūt daugiau iš tikro yra vertinama gal taip profesionaliai, tarkim, iš mados perspektyvos. Pas mus gal kartais labiau asmeniškai žiūrima, nežinau. Taip, patinka arba ne. Tai jaudulio daugiau būna Lietuvoje, kai pristatai kolekciją? Gal tokios atsakomybės, nes vis tiek ir ateina daug pažįstamų, artimųjų, yra daug ir partnerių ir tikrai nesinori nuvilti, norisi pasirodyti kuo geriau. Bet, ta prasme, aš stengiuosi visą laiką tai vienodai. Bet aišku, vis tiek ir mastelio prasme Lietuvoje pas mane bus didesnis renginys. Taip. Šiaip, Agne, man dar labai įdomu, ką tu manai apie valstybės vaidmenį. Dėl to, kad kiek pažiūriu, tarkim, interviu kartu su Juozu Statkevičiumi, Juozas visada kartoja, kad per mažai dėmesio skiriama mados dizaineriam, dėl to, kad veži kolekcijai užsienį, tu investuoji ir tai yra tiesioginė reklama šaliai, valstybei. Ja. Vis tiek visi žino, kad tai yra Lietuvos dizaineris. Ir mūsų valdžia neva per mažai skiria dėmesio ir natūralu, kad lėšų išvežti dizainerį. Ar tu galėtum pasakyti tą patį, kad per mažai jauti dėmesio, norėtųsi šiek tiek daugiau jo, dėl to, kad tu esi tam tikrą prasme ambasadorė Lietuvos, kai važiuoja kartu su savo kolekcija į Londoną ar kitur. Tai ką tu manai apie tai? Aš kažkaip neturiu labai didelių iliuzijų, tarkim, kad kažkas pasikeistų ir aš žinau, kad natūralu, mada nėra tokio pirmo prioriteto dalykas. O žinant, vis tiek, kokių yra socialinių problemų Lietuvoje, tarkim, ar ta pati mokytojų situacija ir gydytojų, tai aš tiesiog nemanau, naivu būtų galvoti, kad staiga kažkoks ypatingas dėmesys bus skirtas madai, tokiam dalykui, kuris yra tikrai, pripažinkim, ne pirmo svarbumo ir mūsų valstybė nėra turtinga ir tiesiog taip yra, bet vėlgi galbūt aš nesu kažkaip dėl to labai nustebusi ar nepatenkinta, nes aš kažkaip ir nesitikiu per daug galbūt to ir visada, tarkim,
bent jau kai aš galvoju apie specialybės pasirinkimą, tai tikrai niekas manęs neįkalbinėjo, greičiau atkalbinėjo, nes tai yra tikrai labai konkurencinga ir tokia efemeriška profesija, tai kaip ir turbūt kitos meno profesijos. Labai sveikas požiūris tavo iš tikrųjų. Tai čia tiesiog tu kaip ir pasirenki tai, nes tarkim tu mėgsti, tu myli šitą sritį, bet tai jau kaip ir savo iššūkį tokį išsikėlė. Tikrai taip. Bet nėra tada, Agne, kad pastovi dizainerė būdama turi galvoti būdų, kaip plėsti savo veiklos šaltinius, kad ta prasme, jeigu tik tai kurtum, tarkim, individualius užsakymus, gali nebūti tiek užsakymų, ar ne, kad dizaineris yra priverstas gal e-shopą galvoti, gal kažkaip plėsti sritį. Dabar ir iPhone case'ai visokie. Viskas yra platėja, nes tau reikia gyventi, tu nori kurti, skleisti savo kūrybą, bet negali vieną kartą kolekcijos padaryti per metus. Tai tiesiog tai tokia yra realybė. Tu turi galvoti. Taip, tu nuolatos turi galvoti, net nebūtinai, aišku, ir pats galvoti, ir tu esi priklausomas irgi nuo aplinkybių. Čia panašiai kaip ir kokia aktoriaus profesija, nes tu nežinai, tarkim, ar galbūt pasitaikys koks įdomus projektas, galbūt kažkokia įmonė pasiūlys bendradarbiavimą, galbūt dar kažkokie klientai, tarkim, atsiras, bet tu negali visko inicijuoti vien tik pats, nes tu ir nuo aplinkybės esi priklausomas. Tai čia tokia kaip dermė, tu inicijuoji procesus ir paraleliai atsiranda ir kažkokios galimybės, nes, aišku, jeigu nieko nedarysi, tai mažai šansų, kad kažkas atsiras. Tiesa, šiaip aš kiek domėjausi apie tave, mane labai nustebino, kad tu esi viena ta mūsų dizainerių Lietuvos, kuri tikrai labai turi daug kolaboracijų su skirtingais prekės ženklais. Ir aš bandžiau ten atkasti, tai labai daug visko. Ir tiesiog kyla klausimas, Agne, turi kažkokį vieną ar keletą galbūt projektų su prekės ženklais, kurie labiausiai įsiminė, gali būti iš įdomiosios pusės, gali būti dėl to, kad buvo labai sunku, nes iš tiesų pas tave tų kolaboracijų yra tikrai ne viena ir turi kuo pasididžiuoti. Tai kas tau labiausiai įstrigo? Tai turbūt tokia pirma reikšmingiausia mano kolaboracija buvo būtent Patalinės linija Dormeo kompanijai. Turime. Taip, ir jinai net buvo kelis kartus pakartota, nes iš tikrųjų labai buvo ir pasisekimas, kaip sakant, tos Patalinės, ir iki šiol sulaukiu užklausų nuolatos, kada ar nebus dar naujų, nes jau laikas atsinaujinti. Tai tikrai, čia toks buvo pirmas didelis projektas. Taip. Tai jau jisai man tikrai buvo labai svarbus ir puikiai pavyko. Ir po jo kažkaip sekė daug kitų ir kiekvienas savaip išskirtinis ir įdomus, nes teko bendradarbiauti su įvairiausiomis įmonėmis iš tikrųjų. Bet iš kitos pusės, man dar patinka, kada ta kolaboracija tiesiogiai siejasi su mano profesija. Tai tokios kolaboracijos būtent buvo su Utenos trikotažu. Taip. Ir šiandien kaip tik irgi startavo nauja bendra kolekcija su Utenos trikotažo įmonė. Tai čia jau mūsų trečiasis toks bendradarbiavimas gaunasi, nes sakau, kiek buvo prieš tai kolaboracijų, tai visose buvo kažkoks produktas šiek tiek kitas negu drabužiai, o būtent jau su Utenos trikotažu galėjau tiesiog dirbti, kaip tu sakai, kūrybinį darbą, Taip. kuriant drabužius. Ir smagu visada padirbėti su įmonė, kuri turi savo technologiją, savo know-how, kažkokias galimybės, kurių tu pats galbūt ir negalėtum įgyvendinti, nes viskas dažnai atsiremia ten į kažkokius kiekius, į technologijas. Tai turbūt galbūt šitas galėčiau išskirti, bet kiekviena ypatinga ir leidžia kaip ir išsibandyti save kažkokiose naujose sferose. Taip, produktuose, skirtingose netgi tam tikrą prasme. O Agne, dažniausiai būna kaip? Inicijuoji tu kolaboraciją, ar ateina pas tave įmonė jau su idėja?
Kaip dažniau Mano būna? atveju dažniausiai kreipiasi įmonė su idėja, nes dažniausiai tokiu atveju projektas tikrai įvyksta ir jis būna sėkmingas, nes jeigu į tave kreipiasi, reiškia, įmonė jau mato viziją, ta prasme, ir turi galimybės ir resursus įgyvendinti tą produktą, nes jeigu tu siūlysi pats, tu net gali nežinoti specifikos, tarkim, tos gamybos ir vis tik visos kolaboracijos jos iš tikrųjų su įmonėmis jos yra dažniausiai paskaičiuotos ir kad jos būtų pelningos. Daugiau ar mažiau. Tai mano atveju dažniausiai pasiūlymai ateina jau iš įmonių, iš gamintojų. Tai ko gero, kad drąsiai galim sakyti, vardas dirba pats už save, nes ko gero buvo laikas, kai reikėjo įdėti begalę pastangų, daug laiko, juodo darbo ir gal net pasisiūlyti, o dabar atrodo ratas apsisuko ir pas tave ateina žmonės. Na, žinai, gal iš tikrųjų man ir nebuvo tekę pasisiūlyti, nes aš net nežinojau, kad tai, kokiu principu net tai galėtų vykti, nes gal, kad, kai įvyko ta pirmoji mano kolaboracija su Dormeo, tai jie pirmieji į mane kreipėsi ir iki to aš net, nežinojau, kad galima taip daryti. Dar nebuvo toks populiarus dalykas tos kolaboracijos. Taip. Ta prasme, čia tik dabar, galbūt, sakau, aš dar patyriau tą tarpsnį, kada nebuvo socialinių tinklų. Tai čia dabar tik visi nori bendradarbiauti ir tiek daug tų įvairiausių reklamų ir taip toliau. O čia tiesiog sulaukiu tokio pasiūlymo, tai man buvo naujiena, bet labai tokia smagi naujiena iš tikrųjų ir tikrai labai patiko, nes dar būtent tos kolaboracijos ir leidžia dirbti kaip kūrėjui, dizaineriui, nes tada tu vėlgi rūpinėsi tik tai kūrybinė linija, tarkim, vėlgi buvo viena kolaboracija su Aerotutis, tarkim, kur dariau vaikiškų vežimėlių dizainą, tai buvo įmonė, kuri turi visą technologiją, žino, tos jau visus turi savo gamybos procesus, o tu tiesiog prisitaikai prie tų technologijų, kažkokių limitų ir tose rėmose sukuri savo dizainą. Jo. Agnė, tą pačią temą kalbant apie kolaboracijas, man labai yra įdomu pakalbėti apie influencerius dar. Nes dabar tokia praktika yra, kad kai influenceris, tarkim, eina į renginį ar, tarkim, filmuoja reklamą, dažnu atveju pasiema, tarkim, rūbą, outfitą iš dizainerio. Ką tu galvoji apie tai? Ar tu labai noriai skolini savo rūbus už tą vadinamą story, už tą postą, nes aš tikrai esu girdėjusi ne vieną, tarkim, komentarą rūbų drabužių kūrėjų Lietuvoje, kad gal jau peržengtos ribos, kad ar mes tikrai turim nemokamai skolinti savo kurtus rūbus, ar tai tikrai po to pritraukia pirkėją, klientą. Tai iš tikrųjų tokia įdomi tema pakalbėti, kokia yra tavo nuomonė apie tai. Na, aš taip nesu, gal neturiu tokios aiškios pozicijos. Aišku, visada smagiau, kada, kaip už tavo darbą, tarkim, yra atlyginama, bet dažnai iš kitos pusės man malonu, kada tiesiog kažkam patinka mano kurtas rūbas ir jis nori jį dėvėti. Tai jau įvertinimas. Tai aš tai darau įvairiai, jeigu kažkoks yra, sutampa, tarkim, vaibas su kažkokiu influenceriu ir jam norisi mano rūbų ir jie jam tinka, tai galiu tikrai paskolinti ir nemokamai. Ta prasme, jeigu kažkas nori išsinuomoti, turi kažkokį biudžetą, tai aš vėlgi galiu išnuomoti. Nes pasikartosiu, bet madoje nereikia turėti iš tikrųjų iliuzijų. Užsienį, tarkim, visi dizaineriai, jie nori, kad žvaigždės užsidėtų jų drabužius. Tai jie tikrai dažnai džiaugiasi, jeigu, kad ir nemokamai ta žvaigždė užsideda, o turbūt
jau daug kas irgi supranta, kad dažnai dideli brandai tiesiog bendradarbiauja su žvaigždėmis ir kažkokie išėjimai ten ant raudono kilimo ir taip toliau gali būti net ir sumokėta tam žvaigždėm, kad jos pasirinktų, turi kontraktus ten su dideliais brandais, kad renktųsi jų drabužiais. Tai šita sfera yra tokia, kur nėra viskas pagal taisyklės. Ta prasme, čia kaip ir beje mados savaitės, jos taip pat nėra nemokamos. Taip, palauk, ką turiu omeny nemokamos, kad ateiti pamatyti? Pamatyti tai kaip tik, tu gali ateiti, tu tiesiog turi gauti pakvietimą. Taip. Bet kad dalyvauti, tai tu turi irgi susimokėti. Kas tai yra startinis mokestis kažkoks? Ne tai, kad startinis, bet kaip dalyvio mokestis. Dalyvio mokestis, taip. Ar ne? Tai realiai moki už mokestį, tada moki kolekcijas savo, tada agentūrą. Taip, tam, kad patektum, tave turi atrinkti, tu turi būti pakankamai aukšto lygio, bet jeigu tave atrenka, tai tu turi sumokėti už dalyvio mokestį ir tada visus atitinkamus kaštus, nes ta pati mados savaitė tai nėra kažkokia labdaringa organizacija, ta prasme, tai irgi yra kažkieno verslas. Tai, čia yra jų organizuojamas renginys ir jie gyvena iš to, kad jie organizuoja mados savaitės. Čia, ta prasme, nėra kažkoks labdaros projektas. Jo, Agne, tu labai gerai viską sakai ir praplėti tą mano supratimą apie mados savaitę, apskritai apie madą. Ir aš dabar galvoju, ar tau per tiek metų būnant šioje profesijoje, sferoje, ar buvo tokių akimirkų, kur iš tikrųjų, taip sėdai ir pagalvoji, kad, gal Agne, užtenka. Gal nebenori mados savaičių, tiesiog arba renkuos kitą meno kryptį, galbūt, nežinau, mokslinė kryptį suku dar kažkur, bet aš, labai pavargau. Ne, gal taip iš tikrųjų nebuvo, nes, kaip aš jau gal antiek, ilgai joje esu, kad, aš iš tikrųjų kaip ir jau man nėra prasmės kažko keisti, aš nebent galėčiau paraleliai kažką ir kito daryti, bet ne, kur jau aš vis tiek jau tiek metų įdirbis, tai ką jau čia bekeisi. Kitose srityse ne ką lengviau, neturiu aš iliuzijų. Jo, susikur karjerą iš naujo tikrai nėra paprasčiausias dalykas. Agne, dar man šiaip apie kolekciją kalbant, toks kilo klausimas, labai įdomu, ką tu apie tai galvoji. Aš pastebėjau, kad kai žmonės ateina pažiūrėti kolekcijos, dažniausiai vis tiek viską mato per telefono ekraną. Pasiema telefoną, fotografuoja modelį, drabužius, viską transliuoja iškart Instagramą. Ką tu apie tai galvoji? Ar galim traktuoti kaip kažkokią nepagarbą dizainerio darbui, ar vis dėlto tai yra normalus dalykas ir taip jau yra, kad pirmiausia viskas transliuojama per telefoną? Aš žinokit, manau, kad iš dalies toks ir yra tikslas tų pristatymų ir tų renginių, kad gauti kuo daugiau sklaidos. Nes tikrai žinau, ar iš kolegų, kur ten sako, ten pasikviečiau kažką, net jokio storio net neįkėlė. Tai, kaip dabar reikia žiūrėti realistiškai, ta prasme, yra tie socialinių tinklų laikai ir, tarkim, į tavo renginį gali ateiti, pavyzdžiui, ten koks 100 žmonių, bet per sklaidą, per tos storius ir taip toliau pamatys žymiai daugiau. Ir iš dalies aš manau, toks ir yra tikslas, kad sulaukti kuo daugiau sklaidos, kuo daugiau to dėmesio. Tai ne, kažkaip nesu prieš tikrai. Okay, tai... Čia tiesiog kiekvienam, jeigu kažkam norisi labiau žiūrėti, gal tuo momentu mėgautis, kažkam norisi pasidalinti su sekėjais, tai aš kažkaip tikrai ne prieš. Aš gavau pakvietimą į Agnės kolekcijos pristatymą, tai reiškia, tikrai galiu daryti storių. Taip. Blogiau nebus. Agne, šiaip tavo karjeroje yra tokie 2 atvejai, bent jau aš žinau 2, kurie nuskambėjo tikrai per pasaulį. Ir aš kalbu apie 2 dainininkės, kurios vilkėjo tavo kurtais drabužiais. Taip. Čia buvo ne 1 metai atgal, bet vis tiek man tokios įdomios istorijos. Ir čia yra Rita Ora, kuri buvo ir Vilniuje koncertavo, ir Noja Cyrus, ar ne? Miley Cyrus sesuo.
Įspūdingi rezultatai. Ar tu gali priminti tiem, kurie nežino tos istorijos, kaip nutiko, kad tokios dainininkės vilkėjo tavo drabužius? Taip, tikrai čia teisingai pastebėjai, kad tokie vieni smagiausių momentų, vat, kaip tu ir sakei, jeigu kartais būna ten kokios nors mintis negatyvios pradeda lysti, tai vat, tokie momentai jie vėl kažkaip įkvepia. Ir čia tokie kaip atsitiktinumų virtinė, nes tokios žvaigždės jos gali rinktis iš įvairiausių dizainerių ir čia turi labai sutapti daug dalykų, kad tai žvaigždai tiktų tavo rūbas, kad jinai jį užsidėtų, kad tai būtų užfiksuota, kad būtų kažkokios nuotraukos, kad pasidalintų jo, kad būtų uždėtas tagas ir taip toliau. Ta prasme, labai daug turi sutapti niuansų ir labai smagu, kai tai įvyko. Bet aišku, sakau, čia toks kaip laimingi tokie atsitiktinumai. O tai kaip buvo, tiesiog netikėtai tu pati sužinojo, kad apsivilko tavo drabužius? Taip, aš tikrai netikėtai, nes tu niekada nežinai, tarkim, bendradarbiauju su stilistais, kurie dirba su užsienyje ir su įvairiomis žvaigždėmis, fotosesijomis, bet aš kaip ir niekada tiksliai nežinau, kokiai žvaigždei, kokiame projekte jie siūlys, tarkim, mano rūbus. Ir tikiu, kad ten irgi vėlgi gali atsitiktinumo dėka kažkas įvykti, kaip ir Lietuvoje, tarkim, tu nežinai iki galo, koks rūbas bus panaudotas fotosesijai ir net jeigu ir panaudos, ar tarkim, ta nuotrauka ir pateks į žurnalą. Nes dar kitas man svarbus įvykis buvo, kada mano drabužis buvo publikuotas Vogue žurnale. Tai irgi toks buvo labai netikėta. Taip pat buvo. O kaip buvo ta istorija su Vogue? Tiesiog dažniausiai būna taip, kad tu tiesiog pamatai, kad tave, pavyzdžiui, užtegina ten koks fotografas Instagrame ir tada pasižiūri, kasgi čia ir ten žiūri, kad ten koks nors, pavyzdžiui, tuo atveju Vogue'as ir džiaugiesi. Tiesiog taip. O jeigu, pavyzdžiui, pati rašytum, ar yra kažkokio šanso, tarkim, prisikviesti dainininkus arčiau šalia savęs, kad nusiųsti drabužius, kad apsivilktų? Aš manau, kad yra. Šiais laikais, jeigu rūbas kažkoks tikrai ypatingas, tai aš manau, kad tikrai būna ir kad patys stilistai parašo, nes man ir šiaip yra porą kartų rašė Lady Gagos stilistai ir siunčiau porą kartų netgi drabužius ir tiesiog taip gavosi, kad tuo metu neapsivilko, pasirinko kažkokį kitą dizainerį, bet... Wow, tu palauk, kaip buvo, tau parašė stilistas ir tiesiog susiderėjot bendrus rūbus, kuriuos tu nusiųstum tiesiog fiziškai Lady Gagai pasimatuoti? Taip, ir aš būtent siunčiau, kada buvo... Bet netgi 2 kartus. Vieną kartą buvo taip, kad aš kažkokie pradėjo eiti e-mailai, taip Agnė Kuzmickaitė and Lady Gaga. Wow. Ir aš taip, ir aš galvoju, čia greičiausiai kažkoks spamas, nes, come on. Sunku patikėti. Jo. Ir gal kokias 3 dienas aš taip nereagavau į tuos e-mailus, bet, jie taip nesiliovė. Ir po to aš dirbau su tokia kolegė ir jinai taip, pagūglino, nes ten yra kažkoks tekstas surašytas, taip. Vardas pavardė ir sako, bet žinai, iš tikrųjų čia yra kažkoks stilistas, ta prasme, čia realus žmogus, gal tipo atrašom. Ir mes atrašėm ir tada jau, kadangi tiek laiko neatrašėm, ten jau reikėjo tų rūbų vos nesekančią dieną New York'e fotosesijai. Wow. Ir bet jie suorganizavo siuntimą visą, mes per vieną dieną tie rūbai atsidūrė New York'e, bet jų nepanaudojo ir po kurio laiko mums tiesiog grąžino. O vėliau yra buvę, kad aš gavau vėl e-mailas, bet kada filmavo tą filmą A Star is Born, Taip. Ten būtent norėjo mano tos garsiosios tokios suknelės tūlinės su drugeliais. Ir jie suorganizavo visą siuntimą ir siuntėm būtent į Hollywoodą drabužius, išsiuntėm, bet vėl gavom tokį komentarą, kad Lady Gagai labai patiko, ta prasme įtiko, bet ten nutarė vis tik pasirinko kažkokią kitą drabužį ir parsiuntė mums tos drabužius atgal, labai tvarkingai viskas. Bet sakau, tikrai yra galimybė matyti ir tikrai gali nutikti, kad ir panaudos, dizaineriam, ta prasme tikrai galim būti.
Wow, galbūt vieną dieną iš tikrųjų Lady Gaga, žinai, iš trečio karto jau sutiks, sakys, Agne, pasiemu drabužius, bet galėjo, žinai, bent nuotrauką atsiųsti, kaip Lady Gaga stovi su, tarkim, tavo suknele, bet to nedaro jie, ko gero, ne? Nu, dabar, kaip pasakai, gal tikrai vertinga būtų paprašyti, bet aš tikiu, kad ten yra, nu, kaip konvejeris, ta prasme, ten nieks nežaidžia, nu, kiekvieną kartą ten matytų dizainerių, jie prisirenka daugybę drabužių. Tai... Bet vis tiek tai yra didžiulis įvertinimas, vien dėl to, kad kreipiasi. Man tai tikrai taip, jo. Tai... Agne, o yra, pavyzdžiui, tarkim, turi kažkokių, na, profesinių svajonių apie, tarkim, aprengimą ar ne žvaigždės kalbant, kad jeigu leistų pasirinkti bet kokią žvaigždę, tarkim, iš pasaulio, kad tu sakytum, na, su šita aš labai norėčiau padirbėti. Tai, žinoma, gali būti ir vyras, priklauso nuo tavo, aišku, norų. Gal, kad taip tiesiog ten svajočiau, galvočiau, tai nėra. Man kažkaip smagiausia, kada tiesiog žmogus užsideda tos drabužius ir jiem jie iš tikro tinka ir patinka. Ir tarkim, tinka tai progai ir organiškai atrodo ir tas žvaigždė ar atlikėjas tiesiog filina tą rūbą. Tai ne, man kažkaip visaip gerai. Aš kažkaip dabar jau vis tiek, nu, žinau, kad čia viskas taip neprognozuojama, taip efemeriška, tai taip kažkaip užsifiksuoti ant kažko konkretaus, tai ne. Agne, pavyzdžiui, kiek stilius tau yra svarbus kasdienybėje? Nes taip atrodo paprastam žmogui, jeigu dizaineris, tai ko gero kasdien vaikšto su breniais rūbais, na, supranti, jau nuo podiumo nulipęs. O kaip tavo kasdienybėje, tarkim, eini į studiją kurti, kaip tu susimastai, kaip nori atrodyti šiandien? Man atrodo, gal čia labiau stereotipas, kad dizaineris visada kaip nuo podiumo nulipęs, nes iš tikrųjų, jeigu pamatyti, pastebėti garsiausius dizainerius, kaip jie eina nusilenkti, tarkim, po savo pristatymų, tai dažniausiai jie būna labai paprastai apsirengę. Ir man tai atvirkščiai atrodo, kad dizaineris, jeigu jisai, nu, ilgai dirba, tarkim, savo srity, tai jis turi būti kaip ir atsparus tendencijoms, nes jos keičiasi ir jisai, nu, negali atrodyti per daug madingai ir per daug stilingai, nes tada, man atrodo, taip kaip ir parodo žmogus tam tikrą tokį vos neribotumą, kad jis yra vat šito stiliaus gerbėjas. Taip. O man atrodo, dizaineris jis turi toks išlikti atsparesnis tendencijoms, kažkokiems, nu, netaip įtakojamas tų jų visokių stiliaus ir tendencijų vėjų. Tai man artimesnis šitas, nu, kaip šita strategija, kada tu taip truputį kaip neutraliai, bet taip universaliai kažkaip atrodai. Tai aišku, bet iš kitos pusės aš vėlgi mėgstu madą ne tik tai kaip dizainerė, tarkim, kaip kūriantis žmogus, bet, nu, ir kaip vartotoja. Man patinka ir kitų dizainerių kažkokie kūriniai, tai būna įvairiai iš tikro pagal nuotaiką, bet, nu, aš taip nesijaučiu pareigota atrodyti visada pagal jau ten paskutinės tendencijas, bet jeigu, žodžiu, kažkas man patinka, tai galiu ir užsivilkti. Žodžiu, aš taip irgi įvairiai. Įvairiai labai. Agne, o kur tu labiausiai, pavyzdžiui, atsipalaiduoji po tokių didelių įvykių kaip mados savaitės, kaip pristatymai? Kas yra tavo ramybės? Na, tie namai, uostas, veiklos, ką tu mėgsti daryti? Grįžti į save. Na, aš dažniausiai gal iš tikro, jeigu jau kalbėti apie tokį persikrovimą, pailsėjimą, tai aišku, namie. Ramiai, jo. Lovai pagulėti, pamiegoti. Tiesiog paprasti dalykai. Jo, visiškai paprasti. Kažkaip atrodo, kad gal važiuoti, kelionės, atostogauti, tiesiog namuose tau labai gera. Nu, jeigu kalbėti apie tokį tiesiog kažkokį atsistatymą, tarkim, jo grįžimą į save. Nu, nes kaip kelionės tai yra smagu, bet kelionė tai irgi yra, nu, kaip savotiškas, gali būti ir stresas, nes tu nežinai, kas tavęs laukia toje kelionėje. Taip, tu žinai, nu, gal mažiau kažkokių siurprizų. Taip, šiaip apie tos namus kalbant, aš dabar pagalvojau, kad ar nėra taip, kad tavo darbe iš tikrųjų yra labai daug viešumo?
tu turi vis tiek atiduoti duoklę žiniasklaidai, pakalbėti, pristatyti, viešai kalbėti. Namuose gali būti tyla. Tai gali būti taip, kad pavargsti nuo to, kad reikia kalbėti, reikia pristatyti, reikia save, vėlgi, viešai ar ne komunikuoti apie save. Ar pavargsti nuo to viešumo? Žinai, kaip yra. Iš tikro, kaip ir minėjau, dizainerio yra tokia profesija, kurios, taip šiaip, tai niekam labai ir nereikia. Ta prasme, tu turi kiekvieną kartą sudominti ir įrodyti, kad, tarkim, tavęs reikia. Ir nėra, kad, tau, tu nesi kažkoks Seimo narys, kur tau visada reikia eiti ten kažkur ir pakalbėti. Tu, jeigu yra kažkoks įvykis ar kažkoks, vėlgi, pretekstas, tai tada tu esi įdomus, tada tave kviečia ir tada tu kaip ir susikuri savo tribūną, pristatyti savo kažkokią ar kolekciją ar kažką. Tai, aš negalėčiau taip sakyti, kad dizaineriai kenčia nuo to, kad jiem reikia kažkur eiti, save pristatinėti, bet jie turi inicijuoti tai, kad jų reikėtų. Tai galbūt sunkiau yra tai, kad, tu kiekvieną kartą turi tos procesus pats inicijuoti, nes net ir po kolekcijų pristatymų dažnai, tarkim, vis tiek, kad ir įvairius pranešimus spaudai turi inicijuoti pats dizaineris. Nėra taip, kad daug tarkim, žurnalistų tiesiog rašytų straipsnius apie dizainerius. Būtent. Tai vėlgi turi dažnai tą iniciatyvą irgi ateiti iš paties dizainerio. Taip. Tai Agne, niekada nebuvo tokio tą momento, kad galbūt man reikia daugiau duoti interviu, kalbėti apie save kaip apie asmenybę, apie gyvenimą, apie šeimą, dėl to, kad vėliau galbūt manęs paklaus apie mano darbą. Kaip tau tas momentas? Niekada nebuvo, kad gal daugiau pakalbėsiu, bet po to su darbais bus geriau. Gal taip pragmatiškai galvojant, tai ne, bet, tarkim, ir dabar mes kalbam platesniam, tarkim, temom, tai paraleliai, galim ir apie madą pašnekėti. Tai čia tokia, matyt, kompleksinė dalis, nes mada tokia tik iš profesionalios pusės, tai jinai įdomi dar siauresniam žmonių skaičiui. Tai man atrodo, jeigu yra kažkoks kampas, per kurį dizaineris gali įdomus ir kalbėti, tarkim, nebūtinai apie madą, bet paraleliai ir apie madą, tai turbūt yra tik geriau. Nes net įvairiose, tarkim, nežinau, patarimuose, ar kur būna informacija kažkokie, kad ir ten akauntai ten dizaineriams. Tai visada minima, kad, tarkim, galima kalbėti. Nesvarbu, koks tas informacinis, kokia ta žinutė. Tu vis tiek kaip tuo metu reklamuoji savo prekės ženklą, tarkim. Taip, be jokios abejonės. Bet čia vėlgi ne tik dizaineriam, čia, kad ir tiem patiem atlikėjom, ta prasme, turi būti kažkoks pretekstas atkreipti į save dėmesį, o per tai tu tada ir iškomunikuosi savo žinutę. Tikrai taip. Agne, žinau labai, kad tu skubi, aš turiu tikrai paskutinius klausimus ir paleisime ruoštis į kolekciją, bet tiesiog aš tau rašiau netgi žinutę Instagram'e, kad labai norėčiau bent porą užduoti klausimų apie tave kaip asmenybę, iš tos pusės, kad tu esi ir dizainerė, tu esi ir mama, tu esi ir žmona, tu esi ir dukra, draugė, daug rolių. Ir man išties labai įdomu, ar turėdama savo patirtį, tu tiki, kad gali būti balansas visame kame, ar tiesiog yra dienų, kai galbūt tu esi 100% dizainerė, yra diena, kai esi 100% mama. Ką tu manai apie tą balansą? Ar mums reikia atsisakyti tos sąvokos gal tiesiog? Aš seniau tai labai taip maksimalistiškai galvojau, kad viską galima suderinti. Iš esmės manau, kad norint tikrai turbūt galima viską suderinti, bet tai reikalauja labai daug pastangų. Ir dar moterim, man atrodo, yra toks didesnis spaudimas, nes vis tiek, kaip bebūtų, tarkim, jeigu tu esi mama, tai ta atsakomybė yra tau ne tai, kad užkraunama didesnė, bet tu pati tiesiog negali nesirūpinti. Tai, sudėtinga. Tai aišku, kad būna
dienų, kada tu tikrai gali būti tik mama, nu, ir tas irgi yra smagu, nes mama būti yra gera. Tai smagu, kada yra kažkoks laikas, kada tu gali tik tai skirti buvimui su vaiku ir, tarkim, nesiblaškyti ten, kad tau ten dega kažkoks ten e-mailas net rašytas ir ten kažkoks skambutis tau nuolatos skambina, o tavo vaikas nori tuo metu su tavim pakalbėti ir tu vis ten turi sakyti, dar truputį palauk. Tai visada yra tas toks kaip vidinis konfliktas, nes bent jau aš tai irgi mėgstu ten, taip, kaip madingas dabar terminas, overthinkinti ir ten, kad vaiko ta vaikystė taip greitai prabėga, norisi kaip ir pasimėgauti tą vaikystę, bet to pačiu, jeigu yra tavo kažkokie reikalai ir tu turi šiuo metu išspręsti juos, nes gal nuo to priklauso, kas tam bus ateityje. Tai vat, yra tokio blaškymo. Ne tai, kad blaškymosi, bet įtampos derinant. Jo. Nėra taip viskas rožiam klota. Agne, o, pavyzdžiui, kalbant apie amžių, ką norėjau paklausti? Dauguma moterų sako, niekada nenorėčiau grįžti 25, pavyzdžiui, gyvenimo metus, dėl to, kad tik su amžium, su branda, tu iš tikrųjų įgyji pasitikėjimą savimi, tu žinai, ko nori, atsiranda tas stabilus pagrindas po kojom. Ir nepaisant to, kad man tik tai 30 metų, aš vis tiek jaučiu, kad aš nesu tokia, kai man buvo 25, 20, tai yra skirtumas. Ar tu esi taip pat iš tų viena moterų, kurios tiki, kad nesinorėtų grįžti tuos 20 gyvenimo metus, nes tik tai viskas gerėja su laiku? Žinai, gal iki tam tikro taško gerėja, o po to vis tiek, žinai, jau bus kreivė ir žemyn. Tai irgi kažkaip neturiu iliuzijų šitoj vietoj, bet sutinku, kad gal taip galvoti ir norėtis grįžti konkrečiai, neturiu tokių minčių. Vis tiek, tam tikro amžiaus matyti yra kažkokios ar ten savęs paieškos, tu esi vis tiek priklausomas nuo tėvų, tarkim, tu neturi savo finansų. Tai, aišku, tas laikas kitaip yra žavus, tu mokaisi daug kažkokių atradimų, bet man, atrodo, kad tikrai smagu ir būnant vyresnėme amžiuje. Bet man atrodo, kad labai turbūt svarbu išlikti kažkokiam aktyviam, veikliam, nes kol tu esi jaunas, tarkim, tu galbūt esi, čia daug labai dalykų susideda, bet vėlgi, kad kol tu mokaisi, tu studijuoji, tu turi daug draugų, tarkim, vyksta įvairūs ten renginiai, tu visur eini, tu gali jaustis, įdomus, reikalingas, o kada jau bėga metai ir tada, žmonės pasidaro tokie kaip sėslesni, tada mažiau kažkokio galbūt gali būti bendravimo, daugiau toks profesinis bendravimas būna, mažiau kažkokių gal netikėtumų ir jeigu neturi kažkokios veiklos, tu tikrai tiesiog gali gal jaustis mažiau reikalingas, tai svarbu turbūt surasti kažkokią terpę, kad tau pačiam būtų įdomu dirbti ir kad tai tave inspiruotų ir tau būtų įdomu. Jo, pastovi veikloje būti, ar ne, kaip suprantu, veikloje. Bent jau man tas svarbu. Tu visada per kiekvieną interviu mačiau, sakė, kad savirealizacija yra tau vienas pagrindinių dalykų gyvenime. Man kažkaip tas yra svarbu. Jo. Agne, tavo patarimas būtų visiems, kalbant apie, kaip čia pasakyti, balanso iš tikrųjų sveikatos paieškas gyvenime koks. Aš lenkiu prie to, kad kai tu myli tai, ką tu darai, labai lengva perdegti. Nes nebeskiri tiek laiko poilsiui, atsigavimui, tu nuolat užsisukęs tam rate. Tai kaip tau pavyksta neperdegti, kad neišmuštų tų saugiklių vadinamųjų? Ar tu moki sustoti, moki pailsėti, moki laiko savo skirti? Kokie tau būtų receptai, patarimai ir kitiem tiesiog žiūrovam, kad išliktų žmonės stabilioj psichologiniai būsenai? Galbūt galvoju, kad reikia tiesiog klausyti savo kūno, nes
tarkim, jeigu tu dirbi, bet tu tiesiog jau fiziškai jautiesi pavargęs ir tavo kūnas nori poilsio, tai jam reikia neignoruoti to. Ir tas pats ir, tarkim, su mityba ir su kitais dalykais, tiesiog neignoruoti gal savo kūno. Bent jau aš tai manau, kad mano organizmas tai reikalauja ir poilsio, ir kažkokio sveiko ritmo, nes kitaip tu tiesiog gali, iškristi ir tu negalėsi elementariai gyvendinti to, kas tau svarbu. Tai kažkokie kraštutinumai, jie gal tik tai tą momentą, tame momente tau padės kažką pasiekti, o ilgesniai perspektyvoje gali pakenkti, jeigu tu savo sveikatą, tarkim, susigadinsi, bet nuo to labai padeda vaikų turėjimas, nes tada tu nenori, tu esi kaip tokioj rutinoj, tu turi daryti pusryčius, galvoti apie pietus, ta prasme, tu negali ignoruoti šitų dalykų, nes elementariai to reikia vaikui. Tai kaip ir vienas toks iš būdų. Palaikyti tą sveiką balansą gyvenime. Agne, dabar tikrai paskutinis klausimas, kokia yra tavo pati mėgstamiausia spalva? Mano mėgstamiausia spalva. Aš dažniausiai sakau, kad rožinė. Kokia? Taip, man labiausiai patinka rožinė. Aš iš tikrųjų taip gal... Negali būti. Nieks gal žvelgiant į mane nepasakytų, bet mano dėkliukas yra rožinis. Tai tiesiog kaip spalva gal jinai man tokia pozityviausia ir man gražu ją žiūrėti. Ir man jinai kažkaip neatsibosta. Nerealiai. Agne, labai noriu tau padėkoti už pokalbį, kad atradai laiko. Žinau, kad skubi, ruošiesi kolekcijai Lietuvoje, tai tikrai linkiu labai nuostabios kolekcijos, kad būtų sklaida didžiulė ir iš tikrųjų gera tave šiandien buvo labai turėti. Labai vertinu, kad skyriai laiko, nes laikas brangiausia, ko gero, kad turime. Taip, tai tikrai ačiū, kad pakvietei. Buvo dar viena proga pakalbėti ir apie mados dizainą. Tai iki pasimatymo kolekcijoje. Taip, lauksiu tavęs. Ačiū labai, Agne. Gerai. Iki.